Sveiki. Prasidėjo mėnuo. Nesvarbu, kada jūs čia įjungėt tą video, ar po metų, ar vidury mėnesio, žodžiu, bet aš kas mėnesį šiaip darau visada. 3 šio mėnesio įvykiai. Galit rinktis po vieną variantą, galit peržiūrėti visus ir pažiūrėti, kuris rezonuoja. Nu, žodžiu, manau, jūs jau, kaip pasakyt, pajausit, kuris jūsų, o gal visi. 3 šio mėnesio įvykiai. Kalavijų karalius kažkam iškrito. Oro stichijos žmogus. Arba buvęs, gal koks apsireikš. Nu, žiūrim. 1, 2 ir 3. Aš kaip įprasta paimsiu kelias kaladės skirtingas. Pirmas, 2 ir 3. Kur tas keeper dar reikia paimti. Keeper labai gerai rodo, tiesiai šviesiai įvykiams būtent. 1, 2 ir 3. Nu, jeigu reikės, dadėsim, žiūrim, kas čia pirmas, koks čia įvykis. Nu, gausit žinią šį mėnesį. Va tik aš galvoju, ar jums čia dabar sunku ir kažkokia yra klasta, arba čia per gudrumą ir, žodžiu, sužinosit apie tai. Ar, žodžiu, va būtent ta žinia susijusi su tuo, kad sukels sunkumų ir kažkieno klasta bus. Tai pažiūrim, patikrinam, ką čia reiškia. Žodžiu, man rodo kažkokią žinią jums šį mėnesį, bet man labai nepatinka sekančios kortos. Nu, lapė nebūtinai klasta, gal gudrumą rodo, bet va čia būtent lazdų 7 rodo kažkokį sunkumą. Čia dėl darbo. Ir va čia keli vyriškiai eina. Vienas amžiuje, o kitas jaunesnis. Ne kaip čia dabar, taip žiūrim toliau. Nu jo, čia iš jų žinia, jūs, darbe žiūrėkit, taip laukia jūsų. Čia kažkam gausite žinią, kad teks dirbti iš namų, o jeigu yra galimybė tokia ir jums kažkaip per sunku bus. Arba jūs gausite žinią, kad apie dar vieną variantą darbo. Ir čia jūs galit galvoti, kad jums per sunku, pavyzdžiui, bus. Bet aš tai priimčiau, kadangi nors ir ten keli tie darbai bus, pas jūs ateina turtingi namai. O kodėl čia 2 vyriškiai? Nu tai čia gal vienas dabartinis jūsų kažkoks bosas ar kažkoks bendradarbis svarbus, nu nežinau, partneris kai kam. Ir bus pasiūlymas iš kito, suprantat? Tada vyresnio dar kažkoksai. Čia bendrausit, tos žinios. Ir žodžiu, antras darbas eina, bet čia kaip papildomas. Čia nėra taip, kad ta prasme, jūs jau čia abudu darbus tempsit. Bet jūs galvosit, kad jums čia labai sunku bus, blemba. Nu, arba sakau, kitas variantas, kad darbas iš namų, bet tai jums irgi tada sunku. Kažkodėl.
Nu, žodžiu, va ta žinia. Atnešim kažkokį sunkumą. Čia reikės kryžkelę bus rinktis. Reikės rinktis. Kai kam netgi žiūrėkit eina, kad iš vis persikelt kažkur tai reikės. Bet kokiu atveju maina gausa, suprantat? Ir turtingi namai. Gal nenorėsit mesti seno darbo, bandysit kažkaip galvosit. Nu, bet aš nežinau, man rodo, kad reikėtų priimti tą pasiūlymą. Jeigu kai kam, pavyzdžiui, bus naujas visiškai darbas, reikėtų, kaip pasakyti, būt gudriai, rodo. Būt gudriai. Bet pas jūs eina turtingi namai, suprantat. Ir va čia irgi gausa, nepaisant sunkumų tų, ar kažkokios izoliacijos, kur sunkiai gal tvarkysis dokumentai, aš nežinau. Bet iš esmės, jums reikėtų priimti tą kažkokį tai naują arba papildomą variantą. Nors čia sakau, yra vat kažkoksai sunkumas jums. Žodžiu, žinia ta, kad ateina su darbais susijęs kažkoks antras pasiūlymas, arba pasiūlymas toks jūsų darbe, pavyzdžiui, kur reikės, pavyzdžiui, gal išvažiuoti ar netgi komandiruotę daryti ir jums kažkaip iš namų, gal nuotoliu dirbti, gali būti, sakau, dar sykį, ir jums atrodys, kad jums tai per sunku bus. Arba iš vis čia, sakau, bus dar vienas pasiūlymas darbo ir jūs nenorėsit, tiesiog galbūt galvosit per sunkus tas kitas darbas ir kažkaip sunkiai jums bus atsisveikinti, pasirinkti būtent tą kitą darbą. Tai tada čia gaunas, kad persikėlimas. Žodžiu, iš čia gudrausit kažkaip tai. Gal ant 2 kėdžių bandysit sėdėti, bet aš nežinau. Tai patadama reikalas, kad čia tada sunku bus. Esmė ta, kad tas kitas variantas yra geras. Jum atneš gausą, suprantat? Tai aš nežinau, ar jūs abudu patemsit, jeigu kažkam taip yra. Tai tada reikėtų atsisakyti to vieno ir pereiti tą kitą. Nes čia iš esmės tai, nu, gerai, bet aš matau tą sunkumą kažkokią ir klasters, ir čia dar gali būti variantas, kad jums sunku, pavyzdžiui, iš seno darbo bus išeiti, nes va čia moteris nenorės jūsų paleisti kaip įkalinimas tam senam darbe ir jums per sunku kažkaip, nu, susiorganizuoti tą perėjimą. Bet kokiu atveju jūs pereisit, nu, kaip ir rodo, kad ten gausa pas jūs bus, jūs kaip ir pereisit, būdama, gudraudama čia per oficialias institucijas, suprantat? Čia eina šeimos namai, ne vienos jūsų namai, su šeima gyvent, nu, brangus namai tie. Žodžiu, čia pas jūs šį mėnesį eis kryžkelė susijusi su jūsų darbais. Tai ir atneš jums gausą, ta prasme, čia geras dalykas, bet jums bus sunkoka, vakar rodo. Tai va, kol jūs ten pereisit, žodžiu, tai vat laukiu tos žinios. Antras nusivylimas, bet tuo pačiu ir sėkmė, žiūrėkit, čia angelai sargai bus šalia jūsų. Kas tiki, kas netiki, vis tiek Jėgos aukščiausias bus šalia jūsų. Po nusivylimo eina jums sėkmingas periodas, atsiųstas iš aukščiau. Ką čia reiškia? Nu,
Nu, žiūrėkit, čia irgi gali būti su pirmu susiję. Aš nežinau, kas jums ten atsitiko, gal tam darbe jums per sunku, ar nepatinka, ar jūs nusivylėte, ten gal kažkas gudravo, vat irgi gali rodyti irgi tą. Žodžiu, čia rodoma nusivylimą, bet ateina sėkmingas periodas šį mėnesį. Jūs užbaigsite, nežinau, darbą, nedarbą, nekrenta konkrečiai, bet būtent ta situacija. Ir čia yra persikėlimas kažkur, nu tiesiog pabaigimas va to, po nusivylimo padėtas taškas, persikėlimas, liūdnas galbūt iš pradžių, bet tikėjimas, kad bus kažkas naujo, gero. Ir čia žiūrėkit, eina finansinė vėlgi korta. Tas persikėlimas, ko gero, bus susijęs su finansais, su jūsų gerove. Bet tai čia bus sėkmingas tas periodas jums. Jo, čia šansas gausiai irgi gerovė. Nu, panašu į antrą, kaip čia gali būti tęsinys. Tai čia va tada tikrai rodo jums persikėlimą kažkur. Supranta, dėl sėkmingą persikėlimą, nors jums gal ir baisoka bus, bet čia dėl finansų jūsų gerovės, nes ten ir va tos tūzas monetų, jeigu žiūrit pastovi, tai žinot, kad čia pati geriausia korta, ypač pinigams. Taip, kad ką aš jums galiu pasakyti, šį mėnesį permainos finansuose labai geros ir jūs arba lokaciją darbo keisit, arba iš vis gyvenamą vietą. Kažkur. Po nusivylimo. Ir pagaliau ramybę atrasit ir finansinį tokį, kaip pasakyti, stabilumą gal. Nu čia šeškė, nėra to, kad ne devinkė. Devinkė tai iš vis sakyčiau, kad super, bet kol kas stabilu gerai, bet ne maksimum. Bet užtat po to priaugsite prie gausos. Jau maksimumą pasieksite. O tai ką, meilės nebus šį mėnesį? Kažkaip nekrenta. Pabaiga ir pradžia. Nusivylimų pabaiga ir tokio sėkmingo periodo, naujo lapo pradžia. Po nusivylimų, va čia taip rodo man. Trečias. Nu va, prašau, vyriškis. Atsimenat, sakiau, iškrito kalavijų karalius, va jisai vėl išlindo. Bet kažką noriu apie tai pasakyti. Žiūrėkit, čia kažkam žinia, dokumentas iš kalavijo karaliaus. Nu, kažkokia čia miglota situacija, sakyčiau. Arba tas karalius miglotas. Kažkoks neaiškus tipas jums, arba jūs neaiškus su juo, pavyzdžiui. Tai vat gausit žinią šį mėnesį. Nu, tai vat kas tas mūsų kalavijų karalius? Tai jeigu visi žiūri, žino, kad arba buvęs kažkoks, arba oro stichijos, arba kažkoks asmo, kuris dirba oficialiuose institucijose, nešio uniformą, dirba su metalu ir panašiai, va tokių energijų, žinot. Nu, šiaip, ar čia vėl miglota žinia? Vat pirmas variantas irgi ten žinia su kažkokiu tokiu sunkumu ir va čia ta tokia migla. Nu, gal čia susiję visi tie trys variantai, netgi kai kam tiks. Nu. Lenormand dar nejudinau, pajudinsiu Lenormand. Pažiūrėsim, ką čia reiškia šitas. Čia meilės ar čia kažkoks oficialus asmuo? O blemba, čia lemtingi įvykiai. Lemtingi įvykiai. Žiūrėkit, čia svajonių išsipildymas eina. Žinot, aš taip jums pasakysiu, čia žiniais kažkur nevietinis, čia kažkur iš toli, ko gero, jisai bus, nu, kaip minimum kitas miestas. Arba labai, gal kas vienkiemiuose gyvena, labai tolimas rajonas, žodžiu. Bet šiaip tik realiai, tai kad kažkur turėtų būti už kalnų ten, už girių marių, žinot, tai užsienis, aš taip galvoju. Žodžiu, lemtingas įvykis, tuo pačiu svajonių išsipildymas. Vat iš jo žinią gauna, bet va ta migla mane, va tas mėnulis mane glumina. Jo. Čia vyras, permainos su juo susijusios, kelionė, persikėlimas. Žinia. Seksualus vyriškis.
Nu čia žiūrėkit, vėl finansai eina. Nu čia dvaras, klausykit. Nu vat nežinau, čia kai kam, čia suprantat, kaip gali būti? Gal, pavyzdžiui, netgi kai kas čia susipažins su tuo žmogum. Migla dėl to, kad jūs nelabai žino dar jį, tas mėnulis. Ir čia, vat, pavyzdžiui, žvaigždės gali rodyti iš vis internetą, kai dabar šiuolaikinės visi per internetą, tai jūs galite net susipažinti iš toli su kažkokiu vyriškiu. Seksualiu labiau, kuris prie pinigo ir kuris atves jūs į naujus namus bendrus. Ir čia va ta kryžkelė gali ir būti ir su pirmu ir antru variantu, suprantat, susijusi, kad jūs kažkur galite pervažiuoti, gal jis ne vietinis, suprantat. Arba apsireikš, jeigu pas jūs toksai žmogus yra, iš toli gausit iš jo žinią, kad arba jisai čia kraustosi su jumis, nupirko namą, pavyzdžiui, arba jūs važiuosit pas jį į naujus namus. Ir čia naujas gyvenimo etapas su juo. Suprantat? Krenta pinigų korta vėl su tuo vyriškiu susijus. Ir čia vėlgi persikėlimai. Ir vėl namai, kaip ir pirmam, antram variantą. Čia kontaktas su juo, bendravimas bus. Nu žiūrėkit, man rodo oficialias institucijas visgi. Čia gali būti kažkoks žmogus, va vėl man rodo per oficialias institucijas, čia gali būti ir darbo, aš sakau, pasiūlymas, kuris atves jūs į kažkokį persikėlimą, va būtent gal šitas vyriškis jums lemtinga tą pasiūlymą ir duos kontraktą, pavyzdžiui, darbo. Nes va ir Lenormand eina globėjas. Bet kitas dalykas, kad čia vat viena moteris, gal jinai kažkokia nenori jūsų paleisti, gal čia tam, pavyzdžiui, jeigu su pirmo varianto. Yra žodžiu konkurentė kažkokia, jeigu čia meilė žiūrint. Meilės korta neiškrito. Man iškrito permainų korta, namų korta, suprantat, gausos korta finansinė. Tai čia būtent finansinė prasme labiau rodo. Persikėlimai kažkokius prabangius namus, šiaip sakyčiau. Arba prabangesnius, negu jūs dabar esate. Ir tam įtaka bus vyriškis. Čia vėl man rodo vyriškis per oficialias institucijas. Laiškas iš jo dokumentas kažkoks. Pas jūs buvo pabaiga su kažkokiu vyru arba palaidot vyrą praeitį. Giminės. Nu sakau, va čia sąjungas su permanas labai geras su va tuo garbingų vyriškių arba garbingos profesijos vyriškių. Tai va tas arba oro stichija. Gal kas laukia palikimo dokumento jo, tarkim, dėl tų namų vat, kažkokio palikimo, tai gausit, čia jum likstina. Dar va toks gali būti variantas. Bet kokiu atveju man čia eina, kad persikėlimas į per vyriškį arba su vyriškiu sąjungą, gavimas dokumento arba laiško kažkokio, arba netgi susipažinsit su vyriškiu, kuris atves jūs į persikėlimą į geresnius namus arba geresnį gyvenimo kokybę naujose namuose. Su juo kartu gal kaip sąjunga, kaip meilės, arba jisai įtakos tą, arba jūs žinią gausit, pavyzdžiui, apie palikimą, kad vat, jūs paveldite ten kažkokius namus. Suprantat? Arba jisai pasiūlo jums persikelti kažkur toli ir uždirbti gerus pinigus. Ir su juo tada jūs ten, pavyzdžiui, turit labai gerą sąjungą, tuo pačiu gal ateityje ir ta prasme,
Iš pradžių reikalai, o po to ir meilė. Nu, va taip kažkaip tai. Čia sakau, labiau tokia finansinė man eina energija, kaip kam. Bet tuo pačiu, kuo toliau dedu, jau eina ir ta sąjunga, kad kai kam galbūt, sakau, tiks ir kad šitągi. Nu, sąjunga, ta prasme, santuoka. Nes čia eina tas toks toliau jau, kai dedi. Bet čia, kadangi mes bendras būrimas, tai čia va taip eina energija. Lemtingi įvykiai šį mėnesį bus, bet jie bus į gerą labai, kas liečia jūsų komfortą, finansus, namus. Bet čia, suprantat, va yra mirtis kažkokiam konfliktui arba dėl mirties buvo konfliktas, tai sakau, čia gali būti ir palikimas kažkam. Sirgo gal kažkoks va ištikimas draugas, žmogus. Nu va, žiūrėkit, čia nauji namai man vis tiek renta, kaip aš bežiūrėčiau per vyrą, per oficialias institucijas. Kai kam su tuo vyru, kai kam tiesiog tas vyras įtakos tą. Gal sakau, koks advokatas ar darbdavys ar dar kažkas. Garbingas žmogus. Nu, žodžiu, tai va, tai laukit, nu vis tiek, bet kokiu atveju čia geros permainos. Kažkaip ant meilės labai neiškrito stipriai, čia nebent trečias variantas kažkas tokio. Labiau darbam, finansam ir būtent vat namams, kad nauji namai, persikraustymai. Žinios, naujienos, kurios pakeis jum, ar dokumentai kažkokie, kurios gausit, kurie jum atneš gerovę, suprantat, finansinę, darbą naują, arba antrą netgi darbą, bet čia gaunasi, kad sakau, jūs vis tiek pervažiuosit į tuos namus, nu arba gausit palikimo namus tada. Sėkmės jums, žodžiu, linkiu jums visko, kas geriausia.